Na, jeigu atpažįstate šokančius ekrane žmonės, tikriausiai atpažįstate. Tai vadovai Algis ir Alicija Uzdilos. Tai būtent tie kadrai iš 90-ųjų metų pirmosios tautinės dainų šventės Vilniuje. O ar pažinote tą jauną mergiotę ekrane prieš tai buvusiuose kadruose? Taip, tai aš. Iš tikrųjų, toks gyvenimas yra įdomus, kad pasirodo, kai ieškojau Lietuvos televizijos archyvose Jotvos šitoje šventėje, netyčia radau ir save. Ir tada sukilo ir mano prisiminimai. Kaip įdomu, kad aš ir Jotva šokom toj pačioj dainų šventėj. Turbūt matėmės ne kartą ir prasilenkėm turbūt ne kartą, bet tada net nepagalvojom, kad kitą gyvenimo dalį teks gyventi kartu. Tada, kai Jotvai buvo pirmoji dainų šventė Lietuvoje, man kaip šokėjai buvo paskutinė. Tačiau po 3 metų studijuodama Klaipėdos universitete atsitrenkiau į Punckietį ir dar po 5 metų atvažiavau čia. Ir iš tikrųjų visai netyčia tapau Jotvos vadovė. Ir viskas yra iš tikrųjų labai, labai netyčia. Ir norėjau tikrai parodyti jums tos kadrus, nes pati apie tai net anksčiau nepagalvojau. Štai koks gyvenimas, toksai netyčia. Vat, mėly žiūrovai, šiandien norėjome parodyti irgi jums tai, ką Jotva šoko pirmą kartą toje 90-ųjų metų dainų šventėje. Labai simboliška, kad šiandien perduodame kartoms ne tik tai žinia apie folklorinius šokius, bet ir tą emociją, kuri mus lydėjo pirmą kartą šokant didžiuliame, kaip Juozas sakė, stadione, ar ne, Žalgirio stadione. Žalgirio stadionas irgi dabar istorija, jau jo nebėra. Bet vis dėlto technologijos yra labai gerai ir įamžino ir nufilmavo, ir nufotografavo ir to dėka mes turim kaskart vis naujų atradimų. Galvoju ilgokai, ar folkloriniai šokiai bus įdomu jaunesnėms kartos šokėjams, bet pažiūrėkite, jiems yra smagu. Ir kaip mano mažasis jaunimas sako, tai yra fainiausi šokiai, kokius kada nors šokome. Tai taip, kad pasižiūrėkite ir jūs žiūrovai, jeigu kam nors norėsis trypti, kiloti kojas ir ploti ir dainuoti kartu, kviečiam drąsiai trypti ir palaikyti. Turinė.
Iki. Palaukit. Pirmų kartų Jotvoje, dabar jau gali bėgti. Pirmų kartų Jotvoje iš tikrųjų taipogi ne vienas. Daug dalykų Punsko meno istorijoje, aš tai pavadinsiu, su Jotva atsitiko pirmą kartą. Vėlinių koncertai, šokių šventės paežerėjai, motinos dienos koncertai, muziklas, šokio spektakliai ir dar daug pirmų kartų. Pirmi kartai turbūt įaugo į Jotvos genus, nes kūrybiškumo, džiugesio, talentų ir paslėptų norų ir svajonių pilnas kiekvienas Jotvos šokėjas. Ir šį kartą Jotva, galima sakyti, pakėlė savo kartelę aukščiau. Pirmą kartą dainų šventės istorijoje ansamblių vakaro programoje šoka ir užsienio lietuviai. Ir mes vieninteliai užsienio lietuviai, Punsko krašto atstovai, priimti šokti tarp geriausių Lietuvos dainų ir šokio ansamblių vakarą. Na, jaunimėlis, dabar truputį pakalbinsiu jūs apie pirmus kartus. Ar ne? Povilai, tau su Jotva dalyvauti tenka
pirmą kartą, bet dainų šventėje tu ne pirmą kartą. Pirmą kartą buvau su Šalčios ansambliu, o dabar išvažiuoju su Jotvos ansambliu. Su Šalčia dalyvavai šokių dienoje, jeigu neklystu. 14 metais. Irgi užskaitom kaip po pirmą kartą, ar ne? Ir dabar Gintukai, tu pas mus kelintą kartą dainų šventėje Vilniuje. Dainų šventėje, tai antrą. Antrą kartą, bet ansamblių vakare pirmą kartą. Užskaitom kaip pirmą kartą, bet ar tu su Jotva dalyvavai ir šokių dienoje? Ar atsimeni, kuriais metais? 2009. Tai buvo, taip, tai tūkstantmečio Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimo dainų šventė buvo. Ar tau yra kažkoks skirtum, kokį matai skirtumą tarp šokių dienos ir tarp ansamblių vakaro? Tai ansamblių vakare bus gyva muzika. Tai gerai ar blogai? Tai gerai, gal. Man vienodai aš šoku. Iš tikrųjų, šokti su gyva muzika ir su didžiuliu orkestru, kur irgi keli šimtai muzikantų šokėjam yra gana sunku. Nes viskas priklauso ne nuo šokėjų, o nuo dirigento, kuris diriguoja orkestrui. Ir nedaug dievė jisai užgreitins tempą, tai šokėjai vos kojam spėja dėstyti ir tik žiūri, kur čia nepasimetus, kur tas mano kampas, kur tas mano centras, ar ne? Iš tikrųjų, tai yra irgi visai kitokia patirtis negu šokant su įrašais. Noriu dar pakalbinti Gabrielę. Gabrielę, kurį kartą tu važiuosi į šokių šventę? Įskaitant moksleivių dainų šventę, tai bus 5. kartas. Oho, 5. kartas. Bet taip, Gabrielė, bet tu į šią dainų šventę važiuoji pirmą kartą turbūt kaip šokėja. Taip, kadangi ansamblių vakare grojau, tai ansamblių vakare pirmą kartą ir šoks. Irgi užskaitam pirmą kartą. Dar vienas pirmų kartų variantas tai yra Jonas, ar ne? Jonai, tu išduok, su Jotva pirmas kartas. Taip, su Jotva pirmas kartas, o aš vis buvęs 2 kartus, su Vilnius lietuvių namais. Tai reiškia, Jonas mokėsi Vilniuje, licėjų, reiškia, tą vyresnės klasės mokyklą vidurinę baigė Vilniaus lietuvių namuose ir jisai tenai šoko ir su Vilniaus lietuvių šokių namų ansambliu, šokių grupe dalyvavo šokių dienoje. Taip, Jonai? Gerai, dabar paklausiu, o dabar pakelkit rankas, kuriem iš viso pirmas kartas dainų šventė. O, dar turim pirmų kartų neatspėt. Bet nekėlė, Rimai, tu nekėlė rankos. Tai man teko 18 metais dalyvauti ansamblių vakare. Aš tada grojau. Birbinė. Birbinai, vienu žodžiu, supratau. Kiek tau tada metų buvo? O jetau. 13 gal, ja. Bet su Jotva irgi bus pirmas kartas. Taip. Na va, matot, su Jotva iš tikrųjų mes pergyvenam, atrodo šoka nuo mažiuko, bet pirmų kartų pas mus tikrai irgi netrūksta. Ir dabar toks irgi pirmas kartas toksai įdomus sutapimas, kad kai mums leido šokti ansamblių vakare, mes ruošiamės, reiškiasi, daug šokių, bet pirmas šokis, kurį mums leido šokti, tai buvo Kaune. Prieš 2 beveik metus, kad mus turbūt pastebėtų ir išbandytų, tai buvo šokis, kurį irgi Jotva pirmą kartą šoko 90 metais dainų šventėje. Tai buvo Pjoviau šieną. Tai mes šitą šokį jau turbūt žinome mintinai. Nu, pasižiūrėsim. Kviečiu, pjaunam.
Šerkelą varnelą, keli tavo vaikeliai, du kapos, du namus, du duoną raiko, du pinigus skaito, du po kiemą bėginėja, du ribkelę ridinėja, du ant kranto rauda. Šerkelą varnelą, keli tavo vaikeliai, du kapos, du namus, du duoną raiko, du pinigus skaito, du po kiemą bėginėja, du ribkelę ridinėja, du ant kranto rauda. Šerkelą varnelą, keli tavo vaikeliai, šarkos varnelą, šerkelas vaikelą, 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 šerkelą varnelą, keli tavo vaikeliai, du kapos, du namus, du duoną raiko, du pinigus skaito, du po kiemą bėginėja, du ribkelę ridinėja, du ant kranto rauda. Šerkelą varnelą, keli tavo vaikeliai, šerkelas varnelą, šerkelas varnelą, keli tavo vaikeliai, šerkelas 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 vaikeliai, tu kapos, tu kapos. Šerkelą varnelą, keli tavo vaikeliai. Šerkelą varnelą, keli tavo vaikeliai, du kapos, du namus, du duoną raiko, du pinigus skaito, du po kiemą bėginėja, du ribkelę ridinėja, du ant kranto rauda. Šerkelą varnelą, keli tavo vaikeliai, du kapos, du namus, du duoną raiko, du pinigus skaito, du po kiemą bėginėja, du ribkelę ridinėja, du ant kranto rauda.
Nu, nesumykit, moterukės, dar nesumykit, dar tik pradžia, dar ne pabaiga. Mėlyje, štai jums dar vienas įrodymas. Šiandieną iš tikrųjų labai didelė premjera. Labai norėčiau, kad smarkiai palaikytumėt šitas moteris. Paplokit. Čia yra didžiulė. Taip, kad šiandien jūsų akise vyksta dar vienas pirmas kartas. Štai pirmą kartą Jotvos ansamblyje irgi susibūrė ir moterų grupė. Matote pačias drąsiausias, pačias ir turbūt pačias kūrybingiausias mūsų krašto moteris. Jos yra nuostabios. Išdrįsusios perlipti save ir įgyvendinti savo norus ir siekius. Grupėje matote šoka mamos, šoka močiutės, o turime ir vieną net promočiutę. Taip, kad pavydėkite visi. Hei. Nu, galit labai smarkiai pavydėti, arba kitas variantas, kad galite prisijungti irgi į mūsų gretas. Nes šokti iš tikrųjų gali kiekvienas, bet gražiai šokti gali tik tai Jotvai. Su šito moterim galima pernešti kalnus iš vienos vietos į kitą. Iš tikrųjų, na, jei ne kalnus, tai bent jau susistabdyti laiką ir persikelti visai į kitokias erdves. Nes tokių gabių šeimininkių, tokių gabių žygeivių, keliautojų, raganų ir būrėjų turi tik tai Jotva. Mūsų net kalbos barjeras iš tikrųjų neskiria, nes šokio kalba yra universali ir jinai aiški visoms. Šokis tik tai jungia visus į vieną būrį, į mūsų vieną bendrą didelį bendrystės ratą.